įsakymų ir vykdysi visus jo potvarkius, neužleisiu tau nė vienos ligos, kurią užpuoliau egiptiečius, nes aš esu viešpats, kuris tave gydo. Sandoros pareiškimas: jei taip elgsitės, aš taip ir padarysiu, nes aš esu viešpats Jehova Rafa, viešpats, kuris jūs gydo. Kai kurie žmonės čia susiduria su fiziniais dalykais, ir taip, Dievas vis dar daro stebuklus, bet jis taip pat daro stebuklus ne tik fizinėje, bet ir kitose srityse traumuotose širdyse. Sudaužytuose žmonėse, prislėgtuose ir prislėgtuose, ir Dievas juos gydo. Yra ir galutinis išgydymas žmogus, kuris pereina į kitą pusę. Mums gali būti sunku su tuo susidoroti, jei esame taip užsisklendę čia, laikinume, taip susirūpinę, kad Dievas nori gydyti dabar. Turime melstis taip, tarsi tai priklausytų nuo mūsų, ir pasitikėti taip, tarsi tai priklausytų nuo jo, nes jis yra Jehova Rafa. Mes meldžiamės ir prašome jo: padaryk tai dabar, viešpatie. Amen, ir padaryk tai dar kartą. Tačiau būna atvejų, kai tai įvyksta ne tokiu laiku, kokio norime. Galime pykti sielvartaudami dėl tų, kurie dabar yra viešpaties akivaizdoje ten, kur sakome, kad norime būti, tačiau esame kitos karalystės piliečiai ir turime suprasti, kad pereiname iš gyvenimo į didesnį gyvenimą, nepraradome visiems laikams tų, kurie perėjo prieš mus, jų pasiilgstame laikinai, bet ne visam laikui. Taip, mes jų gedime ir sielvartaujame, tai sveika ir tinkama, bet taip pat pripažįstame tiesą, kad Jehova Rafa atliko galutinį išgydymą, galutinį darbą. 1 Petro 2:24. Jis pats savo kūnu ant kryžiaus prisėmė mūsų nuodėmes, kad mes mirtume nuodėmėms ir gyventume teisumui, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Šis išgydymas vyksta būtuoju laiku. Jei priimame tai, ką Jėzus už mus padarė ant kryžiaus, mūsų žaizdos, mūsų amžinosios žaizdos, mūsų sielos žaizdos gydomos Jėzaus vardu Kristaus darbu. Jehova Šalomas, Dievas yra mūsų ramybė. Teisėjų 6:24. Karų metu izraelitai ruošdavo grūdų atsargas, kad galėtų jas saugoti, kai jų prireiks vėliau. Tačiau priešai ateidavo ir pavogdavo tai, ką jie taip sunkiai rinko, derlių ir ruošė. Gideonas buvo išėjęs į akmenimis aptvertą kūlimo aikštelę, kai atėjo plėšikai ir apiplėšė grūdus. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas ir nurodė, ką daryti, ir Gideonas pamatė, kaip išsipildė viešpaties žodis, jie atbaidė priešus ir džiaugėsi taikos laikotarpiu. Gideonas ten pastatė aukurą viešpačiui ir pavadino jį Viešpats yra taika. Taika hebrajiškai nieko netrūksta, niekas nesudaužyta, vientisa, integruota, užbaigta, visiška. Filipiečiams 4:4 Ange 8. Visuomet džiaukitės viešpatyje. Pakartosiu dar kartą, džiaukitės. Tegul jūsų švelnumas būna akivaizdus visiems. Viešpats yra arti. Dėl nieko nesirūpinkite, bet kiekvienoje situacijoje malda ir prašymu, dėkodami pateikite savo prašymus Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir protus Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai ir seserys, visa, kas tikra, kas kilnu, kas teisinga, kas tyra, kas gražu, kas žavinga, kas verta susižavėjimo, jei kas nors yra puiku ar verta pagirimo, apie tokius dalykus mąstykite. Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, yra mūsų Kristuje. Jis yra Jehova Dievas su mumis Kristuje ir dabar. Šventosios dvasios, kuri gyvena mumyse, asmenyje, ir jis yra mūsų ramybė. Kolosiečiams 1:27 NKJV. Jiems Dievas norėjo atskleisti, kokie yra šios paslapties šlovės turtai tarp pagonių, tai Kristus jumyse, šlovės viltis, įsikūnijęs Kristus jumyse ir per jūs, užtikrintas ir džiaugsmingas Dievo akivaizdžios buvimo vilties laukimas. Malda. Tėv, dėkoju tau už tavo žodį. Tu esi Jehova Rafa, mūsų gydytojas, ir
Žinoma, mes norime išgydymo čia ir dabar dėl visų dalykų, kurie mus vargina, kuriuos išgyvename. Viešpatie, savo laiku ir savo būdu tu tai darai kartais per procesą, o kartais per stebuklą. Bet tu esi Jehova Rafa. Mūsų randai įrodo, kad tu esi Dievas, kuris ir šiandien gydo. Tu esi Jehova Šalomas, mūsų taika, ir per šią taiką tu sugriovei skiriančią sieną mes. Galime prie tavęs prieiti. Dėkojame tau, kad suteikėjai mums ramybę, kuri pranoksta tai, ką mes galime suprasti, nežemišką ramybę. Tu esi Jehova Šalomas. Šiandien dėkojame tau už tai. Dėkojame tau, kad esi mūsų aprūpintojas, mūsų pergalės vėliava, mūsų gydytojas ir mūsų ramybė. Šiandien sakome tau taip ir atiduodame tau garbę ir šlovę. Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, gruodžio 18, 2022. 2022. Kalėdų serija Dievas su mumis 3 savaitė. Mato 1. 20 RANGE 23. 7 hebrajiški Dievo vardai ir jų reikšmė mums šiandien. Kiekvienas iš mūsų turime dalykų, kurie paženklino ir apibrėžė mūsų gyvenimą ir Kalėdų laikotarpis gali juos vėl priminti. Nepaisant to, Dievas gali uždėti ant mūsų ranką savo malonę ir gailestingumu. Tilto bažnyčioje turime nematomą ženklą, kuris sako, tobuliems žmonėms neleidžiama, ir kita, kuris sako, nėra tobulos bažnyčios. Jei būtume tobuli, mums nereikėtų Jėzaus. Niekada neatsibundame vieną dieną ir nenorime, kad mums atsitiktų blogi dalykai, kad ateitų ir išmuštų iš vėžių, bet Dievas ateina ir dieviškai tvarko mūsų kelius, padeda mums įveikti net didelius praradimus ir nusivylimus. Galbūt svarstėme, ar kada nors vėl būsime verti tarnauti Dievui, ar tik nesame sugadinta prekė, už savęs nešanti savo bagažo krovinį. Mes šaukėmės Dievo, ar tu kada nors galėsi mane panaudoti? Aš esu sugadintas. Aš esu statistinis asmuo. Aš padariau tiek daug klaidų, tiek daug žalos padaryta, kaip tu galėtum mane panaudoti. Dievas yra ganytojas Jehova Šama. Jis yra gerasis ganytojas, gerasis tėvas. Jis taip pat yra Jehova Citkenu, JTHOVA hebrajiškai. Tetragramatonas lygų į HUIH visi hebrajų kalbos sąskambiai, o mes tai išverčiame ir transliteruojame į Jehova, kad iš tikrųjų galėtume ištarti. Jehova nusako kažką, kas ateina po jo. Jehova Dievas, kuris yra Jehova Šama Dievas, kuris yra mūsų ganytojas, ir Jehova Citkenu, Jehova yra mūsų teisybė. Turime suprasti, kad jei turime praeitį ir esame Kristuje, ji yra po Jėzaus krauju. Yra kažkas, kas vadinama Dievo teisumu, jis yra Jehova Citkenu, mūsų teisumas, ir raštuose sakoma, kad mes tapome Dievo teisumu Kristuje Jėzuje. Mes jo nesukūrėme. Ne, jis padarė mus būti Dievo teisumu gebėjimu stovėti tiesiai. Jei kas nors iš mūsų kada nors gyvenime patyrė nesėkmę, žinome, ką reiškia būti palenktam gėdos ir pasmerkimo. Kaltės jausmo, kad esame neverti jausmo, kad mūsų naujoji tapatybė dabar yra pažeista, įtrūkusi ar sulūžusi. Bet Dieve jis gali padaryti kitą mūsų gyvenimo laikotarpį geriausiu, nes Dievas, kuris atkuria, Dievas, kuris yra mano teisybė, kuris yra mano ganytojas, kuris yra mano ramybė, kuris yra mano pergalės vėliava, dabar vėl galingai veikia mano gyvenime. Mūsų Dievas yra Dievas, kuris atkuria, atperka, myli mus tada, kai esame patys baisiausi. Turime suprasti, kaip ir ką Dievas galvoja apie mus. Pirmasis puslapis geriausiai atspindi tai, kas mes esame. Sveiki atvykę į tiltą. Blogiausią dieną, tamsiausią akimirką, darydamas didžiausią klaidą, Dievas niekada nemylėjo tavęs labiau ar mažiau nei geriausią dieną, šviesiausią akimirką, priimdamas didžiausią sprendimą. Turime žinoti, kad Dievas mus myli blogiausią dieną ir myli mus ne mažiau nei geriausią dieną.
Jei šiandien esame palūžę ir kenčiame, turime žinoti, kad Dievas mus myli ir kad Jis yra šalia mūsų. Šį atostogų sezoną nagrinėjame Dievo vardus ir juos jau aptarėme. Dievas yra mano pergalės. Vėliava iš 17:16. Mokomės, kaip melstis šiais vardais. Tėv, dėkoju tau, kad esi Jehova Naisi. Tu esi mano pergalės. Vėliava, ir kadangi tu esi, galime apeiti pergalės ratą ir sakyti. Tai mano pergalės vėliava. Kas? Gražu, kaip Jėzaus sekėjams, mums nereikia akivaizdžios pergalės, kad galėtume nešti pergalės vėliavą. Mes gimėme, pabudome šį rytą, jau laimėjome loterijoje esame. Kristuje jau laimime. 2 Jehova Džias Dievas, kuris aprūpina pradžios 22:13 ir Angė 14. Jėzus papasakojo istoriją apie tai, kaip jis rūpinasi dangaus paukščiais ir laukų gėlėmis, kaip jie nesijaudina ir nesivargina, jie nesisuka ir nesijaudina, jie tiesiog daro tai, kam buvo sukurti, ir tai darydami Dievas teikia jiems malonę. Jis yra jų aprūpintojas Jehova Džias. 3 Jehova Rafa, jis yra Dievas, kuris gydo išėjimo 15:26-4. Jehova Šalom, jis yra Dievas, mūsų ramybė teisėjų 6:24. Šiandien apžvelgsime kitus 2 Dievo vardus. Jehova Rohi, Dievas, mūsų kelias ir ganytojas, ir Jehova Citkenų, teisumo Dievas net ir blogiausią dieną. Mato 1:18 ir Angė 23 Kalėdų pasakojimas. Taip gimė Jėzus Mesijas. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, bet jiems dar nesusituokus, per šventąją dvasią paaiškėjo, kad ji nėščia. Kadangi jos vyras Juozapas buvo ištikimas įstatymui, tačiau nenorėjo, kad ji patirtų viešą gėdą, jis sumanė tyliai su ja išsiskirti. Tačiau jam tai apsvarščius, sapne jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti Marijos namo kaip savo žmonos, nes tai, kas joje pradėta, yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, ir tu turi duoti jam vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų tai, ką viešpats buvo pasakęs per pranašą: mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Jono 1:14 NKJV. Ir žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę, šlovę kaip viengimio tėvo, pilna malonės ir tiesos. Eugenijus Petersonas Eugene Peterson Biblijoje Message Bible šią frazę išvertė taip: žodis tapo kūnu ir krauju ir apsigyveno kaiminystėje. Pastorius Jimmy sako taip: Jėzus apsivilko žemišką kostiumą ir persikėlė į kaiminystę. Jehova Rohi, Dievas, mūsų kelias ir ganytojas. Pa 23:1 ir Angė 2 NKJV. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netruks. Jis leidžia man ilsėtis žaliose ganyklose. Tai daro ganytojas, jis aprūpina. Jis veda mane, tai taip pat daro ganytojas, jis veda savo balsu prie tylių vandenų mano ganytojas, kuris taip pat yra mano aprūpintojas. Ganytojai veda, jie nebūtinai vairuoja avis, į juos reaguoja, nes žino savo ganytojo balsą. Nes dieną ir naktį praleidžia kartu, ieškodamos žalių ganyklų ir ramių vandenų. Jis leidžia man ilsėtis žaliose ganyklose, veda mane kur, prie ramių vandenų. Jūs negalite gyventi be vandens. Kitas dalykas, kurį nešiojasi piemuo, yra piemens lazda arba kuoka. Dažnai galvojame, kad lazda tai daiktas, kurį piemuo nešiojasi norėdamas smogti avims, kad jas išjudintų, sugrąžintų į eilę, ir mintyse įsivaizduojame, kad lazda naudojama kaip įrankis. Tačiau iš tikrųjų lazda buvo sukurta kaip ginklas. Kodėl piemuo turėtų nešiotis ginklą? Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios Dievas nešiojasi ginklą dėl mūsų, nes ten yra plėšrūnų, o Dievas, kuris yra mūsų ganytojas. Mūsų gerasis ganytojas nori apsaugoti savo avis. Priešas kartais gali pralaužti linijas.
kad prasiveržtų, ir gauti šūvį ir traumų pasitaiko, ir gyvenime pasitaiko, ir ratai iškrenta, ir daiktai lūžta, bet galiausiai Dievas ketina pasirūpinti ir apsaugoti. Ar pasitikime, ar pasitikime? Žodis tikėjimas iš tikrųjų reiškia pasitikėjimą. Amplifikuotoje Biblijoje jis reiškia laikytis, pasitikėti, tikėti. Ar pasitikiu juo, kad jis yra mano rūpintojas, mano ganytojas ir kad jis mane saugo bei dengia? Mes visi galime turėti guzų, mėlynių, įlenkimų ir įbrėžimų, bet esame čia, vis dar kvėpuojame plaučiais, vis dar turime tikslą. Nes kur yra pulsas, ten yra tikslas ir pažadas. Vis dar turime ką veikti, ką pasakyti. Tie iš mūsų, kurie turi gražius sidabrinius plaukus, mūsų gyvenimo patirtis, mes esame kompetentingi pasakyti kažką svarbaus dabar labiau nei bet kada anksčiau. Taigi netylėkime, bet būkime malonūs. Neleiskime, kad amžius, patirtis ir nusivylimai padarytų mus rūstesnius, leiskime, kad jie padarytų mus geresnius. Nes ateinančioms kartoms reikia iš mūsų išgirsti, ko mes išmokome, ką vertiname, ir nustoti panikuoti, kai tik pasirodo kokia nors menka naujiena. Matėme pakankamai, kad žinotume, jog šie ciklai ateina ir praeina kaip Teksaso audra, taigi nėra pagrindo panikuoti. Dievas turi tai dar geriau, jis turi mus. Taigi jiems reikia jūsų balso, kaip Dievo ganytojo balso. Net ganytojas Dovydas turėjo ne tik lazdą, bet ir timpą, kuri jam pravertė, kai jis užklupo lokį, kai užklupo milžiną. Jis juos nugalėjo su timpa įgudęs gynėjas ganytojas. Jono 10:10 Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, o aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir jo turėtų su kaupu. Ši eilutė buvo parašyta apie ganytoją. Kas yra vagis? Vagis yra vilkas plėšrūnas. Jėzus, kaip ganytojas, sako, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir turėtų jo su kaupu. Tai Jėzus, gerasis ganytojas Jehova Šalomas, Jehova Citkeno, teisumo Dievas. Jeremijo 23:6 ESV, jo dienomis Judas bus išgelbėtas, o Izraelis gyvens saugiai. Ir štai vardas, kuriuo jis bus vadinamas. Viešpats yra mūsų teisumas. 2 Korintiečiams 5:21. Ta, kuris neturėjo nuodėmės, Dievas padarė už mus nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Šiuose eilutėse kalbama apie Jėzų, tą, kuris nepažino nuodėmės, neturėjo nuodėmės, tapo nuodėmę. Dievas mus taip mylėjo, kad atidavė savo viengimį sūnų, skamba pažįstamai. Jono 3:16. Jėzus sušuko, Eli, Eli, lema sabachtani. Mano Dieve, mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Nau 27:46. Kodėl, būtent tą akimirką tai įvyko? Dievas padarė tą, kuris nepažino nuodėmės, tą akimirką būti nuodėmę už mus. Kaip galime jo nešlovinti, kaip galime sėdėti rankas sudėję? Tai stebuklas, kad jame taptume Dievo teisumu. Nesvarbu, kiek įtrūkimų yra mūsų kibėje, Dievas gali tą kibirą pataisyti, jis gali duoti mums naują kibirą ir pripildyti jį savimi iki perpildyto gyvenimo. Ten, kur yra plyšių, jis tiesiog išteka ir iš ten ir vėl jį pripildys. Kai kurie iš mūsų galvoja, kad esame diskvalifikuoti dėl dalykų, kurie nutiko mūsų gyvenime, o gal net dėl priimtų sprendimų ar pasirinkimų. Manome, kad esame diskvalifikuoti, bet štai esmė, jis nepadeda mums tapti teisiais. Kai darome gerą, jis padaro mus teisiais, nepaisant to, kad esame blogi. Tai Dievas, kuris yra Jehova Citkeno. Jis leidžia mums atsistoti tiesiai ir įžengti į jo sosto salę, malonės sostą, kuris visas sukurtas iš malonės, kur jis sako, kad jei ateisime prie to sosto negėdindamiesi ar bijodami, bet sako, drąsiai ateikite prie malonės sosto. Taip, yra tik todėl, kad buvome sutvarkyti, dabar turime gebėjimą stovėti tiesiai ir kai įžengėme priešais jį, jis sako,
Tave pasitiks gailestingumas ir malonė, kad padėtų, kai tau reikės pagalbos. Taigi, jei priešas jums mintyse pasitelkdamas jūsų balsą veidrodyje sako, kad nesate vertas jam tarnauti, kad nesate vertas dalytis savo tikėjimu, kad esate per daug palūžęs, kad padarėte per daug klaidų, o kadangi žmonės žino apie jūsų klaidas, jie jumis nepatikės. Ne, jie pamatys jūsų gyvenimo pokyčius ir sakys, kadaise pažinojau tą žmogų, jis nebėra tas pats žmogus, jie turi jūs pamatyti, atėjo laikas spindėti, kai kurie iš mūsų tylėjo dėl gėdos, kaltės ir pasmerkimo savo gyvenime, tačiau Romiečiams 8:1 rašoma. Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje. Jėzuje, jokio, mes tapome Dievo teisumu Kristuje. Atėjo laikas taip ir elgtis. Laikas atsistoti. Kodėl mes susikuprinome? Atsistokite tiesiai, liaukitės dvasiškai tupėti. Romiečiams 3:21 RANGE 24. Bet dabar be įstatymo tapo žinomas Dievo teisumas, kurį liudija įstatymas ir pranašai. Šis teisumas duotas per tikėjimą pasitikėjimą, laikymasi Jėzumi Kristumi visiems, kurie tiki pasitiki, laikosi. Nėra skirtumo tarp žydo ir pagonio, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, ir visi yra išteisinami laisvai jo malon per atpirkimą, atėjusi per Kristų Jėzų. Tai yra mūsų šiandien, ne kada nors tai yra mūsų šiandien. Teisumas iš Dievo Jehovos Citkenu, ne iš jūsų. Tu nesi pakankamai protingas, pakankamai geras, ne vienas iš mūsų toks nesame. Štai kodėl mums reikia gelbėtojo, o kai jį turime, gauname pilną davinį. Jis mus pasotina didžiu, mums to net NPRAŠANT, be įstatymo tų 613 taisyklių, kurias sugalvojo. Fariziejiškai leviškoji kunigystė tapo žinomas Dievo teisumas, kurį liudija įstatymas ir pranašai. Kažkas ateina, didingesnis už tai, ką Jėzus pavadino naująją ir geresnę sandorą. Per šias kalėdas, kad ir kokį svorį nešiotumėtės, ir jis yra teisėtas, nes gyvenimas gali būti sunkus, ten žiauru, bet ar galėtumėte bent akimirką tikėjimu, nusikratyti to tikėjimu, atsistoti tiesiai ir pasakyti, palaukite minutėlę, nesvarbu, kas nutiko, nesvarbu, ką patyriau. Dievas padarė mane Dievo teisumu Kristuje. Aš galiu atsistoti, galiu drąsiai ateiti prie jo sosto, galite drąsiai ateiti pas jį. Žinote, ką jis sako, jam tai nerūpi, jis sako. Nagi, nesislėpk kampe, nešliaužk ant sudaužyto stiklo, kad patektum pas mane. Tiesiog ateikite. Štai kaip stipriai jis jūs myli, tai nesąžininga, taip nėra. Jis vis tiek jūs myli, ir jūs nieko negalite dėl to padaryti, tik priimti ir priimti, apkabinti. Malda. Viešpatie Jėzau, dėkoju tau už dovaną nemokamą gyvenimo Kristuje dovaną pasitikėti tavimi, remtis tavimi ir laikytis tavęs. Tu padarei mus teisius, galinčius atsilaikyti. Kai viskas šiame pasaulyje nori mus nuversti, kai viskas nori mus pririšti prie mūsų praeities, tu ateini, nukerpi virvę ir sakai mums, tavęs tai nebetrauks atgal, tavęs nebesustabdys. Tavo praeitis. Aš nukirpau tą virvę, dabar tu esi su manimi. Atsistokite, liaukitės klūpėti, atsistokite. Tėv, dėkojame tau, kad esi mūsų